tada mūsų nominacija Klik protas. Ir juo pretenduoja tapti Lukas Dapkus, Žygimantas Kulevičius, Modestas Tilenis. Ir šią nominaciją laimėjo Lukas Dapkus. Lukai, tu ką tik tapai Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos protu, kaip jautiesi? Taip puikiai, kad net funkcijos neparašyčiau savo jausmam apibūdinti. Prisistatyk metų prote. Aš esu Lukas Dapkus iš Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos 4 GA klasės. Domiuosi programavimu ir stengiuosi su tuo sieti ir savo karjerą. Kokie yra tavo pomėgiai darbė programavimu? Skaitau knygas, taip pat mėgstu žiūrėti įvairaus sporto varžybas. Daugiau patinka tokios varžybas, kuriuose reikia parodyti pranašumą vienas prieš kitą, tarkime, kaip snukeryje ar tenise. Ir man nelabai patinka, kur parodai tiesiog save, pavyzdžiui, lengvoje atletikoje, kur tiesiog savo sugebėjimus rodai, o nereikia kažkokių situacijų derinti su kitais. Lukas yra ne tik puikus informatikas, bet ir matematikas, nes jeigu Luko atsakymai nesutampa su knygoje pateiktais, vadinasi, kad knyga klaida. Kadangi aš kartu su juo lankau programavimo pamokas, tai jis man tiesiog programavimo guru. Mano akise Lukas visada pasitempęs, labai protingas klasės draugas bei visada ryžtingas ir yra, manau, puikus pavyzdys daugelį iš mūsų. Nuo to laiko, kai su Luku tapom klasiokais, tai Google programą nebesinaudoju. Ką naudotis, kai šalia? Mano nuomonė, Lukas yra labai tolerantiškas. Niekada nesu girdėjęs iš jo kokią nors keiksmažodžio ar tokios vapalionės, nesąmonės pasakytos. Šaunus tiesiog vaikinas yra. Ai, kaip gražu. Išsprogo mūsų gimtinėje pirmieji pumpurėliai, o mes kalbiname Luko klasės auklėtoją ir klausime jos, ar Lukas yra minkštas ir žavus lyg pumpurėlis. Iš dalies Lukas kartais iš tiesų minkštas, švelnus, jautrus, nesumačiusi sudirgusio, susinervinusio, tačiau kartais jisai lyg spygliukas, bet šiaip šitas vaikas yra iš tiesų unikalus, nuostabus ir kaip aš leidžiu savo kartais pajokauti, kad aš pati savo pavydžiu tokių vaikų, būtent kaip Lukas. Kaip vertini globalizaciją? Na, tai nėra visai idealus procesas, nes vis dėlto prarandamos tam tikros vertybės, bet žmonėms reikia jau po truputį jungtis, nes matome, kad kai kuriuose šalyse jau pradeda trūkti resursų ir tam tikros šalis pradeda specializuotis ir todėl reikia pradėti jungtis ir mąstyti globaliau negu dabar. 3, 2, 1, na. Mes už Luką visada, Lukas mūsų pažiba. Tralialia, o papa į licėjų čia. O los terroristas. Harlem Shake. Na ką, šios žavios merginos aš paprašysiu prisistatyti tiems, kas tavęs dar nepažįsta. Tai sveiki, aš Rugilė iš licėjaus ir šiemet jau 12-okė. O puiku, Rugilė, ką mėgsti veikti gyvenime? Gyvenime iš tiesų labiausiai žaviuosi muziką, dievinu knygas. Knygas tai labiausiai grožinė literatūra, tiesa šiuo metu galbūt skaitau ne tiek daug, kiek norėčiau. Naujausia mano aistra tai turbūt yra neuromokslai ir kapstymasis po žmonių smegenis. Tai čia galbūt toks, nežinau, savotiškas dalykas, su kurio norėčiau sieti savo ateitį. Kas per žmogus yra Rugilė? Rugilė yra tikra mįslė. Aš, žinokite, kažkuria prasme, jai kaip abiturientė dabar net nepavydžiu. Kai žmogus moka tiek socialinius, tiek gamtos mokslus, aš esu matematikos mokytoja, ji puikiai ir matematikė, ji puikiai literatė, ji kalbas labai gerai moka. Kaip pasirinkti specialybę tokiu atveju? Abiturientai, aš jai dabar nepavydžiu. Pašnekėkime apie knygas. Kokia yra paskutinė knyga, kurią perskaitai savo malonumui? Savo malonumui? Nu, žinau, 12 klasėje tai nelabai malonumų skaitom. 12 klasėje apskritai malonumų, man atrodo, mažokai. Nu, tiesa. Nors stengiamės tokius susirasti. Vienas didžiausių malonumų visada toks buvo, tai yra kelionės ir kažkoks tiesiog bastymasis, savotiškas ieškojimas neatrastų vietų. Ir labai noriu nuvykti kada nors į Islandiją.
nes mane ir Islandijos muzikantai, kurie šiuo metu pradėjo labai žavėti. Ir pati ta gamta, jinai kažkokia yra nepaprasta ir atrodo, tarsi niekad ten nebuvau, bet iš nuotraukų tos vaizdas, kad tas jausmas tarsi ten yra savotiškas mėnulis žemė. Kaip nupieštum Rugilės portretą po 10 metų? Matau Rugilę po 10 metų tokią labai rimtą, su dalykiniu kostiumėliu ir su kompu, atsiprašau, kompiuteriu. Ir taip, ir tokia kokia nors labai, nežinau, vaikštančia aplink labai rimtą laboratoriją, šnekančią telefonų angliškai. Jo, ir einančią Londono gatvę link kavinukės į dalykinį susitikimą. Nežinau, aš tai nesu kostiumėliu, su chalatu baltu, įsivaizduoju tokią. Ar yra kažkokių gyvenime situacijų, kurios tave išmuša iš vėžių? Turbūt būtų sudėtinga, jeigu atsidurčiau kur nors negyvenamai saloje viena ir be pažįstamų, be kažkokių įrankių ir tektų ten kaparotis, arba jeigu nukrisčiau į vidurį vandenyno, nes nemoku plaukti. Man irgi būtų sunku gyventi negyvenamoje saloje, todėl aš labai džiaugiuosi, kad dabar turiu galimybę žodį perduoti, Andriau, tau. Grįžtam į studiją.